Sveiki, sveiki. Šiandieną pakalbėsime apie žmogiškąją talpą. Kodėlgi mums taip visiems atsitinka, kad mums kažkas nepatinka? Pirma, kad nepatinka, kaip kiti su mumis elgiasi. Antra, nepatinka, kodėl jie būtent taip elgiasi, arba sako, arba dar kažką daro tai, kas mums atrodo visiškai nepriimtina. Trečia, kad tam tikros situacijos mums atrodo nesąžiningos su mumis. Aš esu nuostabus žmogus, aš esu geras žmogus, bet ta situacija mane verčia kažkaip kitaip jaustis lyg neįvertintam, jaustis lyg viskas, kas vyksta mano gyvenime, yra ne pagal dievišką planą. Ups. Iš tiesų, tai yra pats didžiausias dieviškas planas. Dieviškas planas, jis visada yra daugiau mažiau yra susietas su tuo, kad kai yra situacija, kuri tave dirgina, tavo viduje kelia nepasitenkinimą, tavo viduje kelia nenorą, sakykime, viskas, kas yra ne. Ir tai yra situacija švyturys. Aš ją taip vadinu. Tu priėjai prie savo galimybių ribos. Ir kai tu prieini prie savo galimybių ribos, aš dar kitaip įvardinsiu savo vidinės talpos ribos. Vat įsivaizduokime, yra puodukas, ar ne? Yra puodukas ir tas puodukas, jisai turi tam tikrą talpą. Ir mūsų viduje visada yra toks puodukas. Ir ta talpa, jinai turi kiekvieną kartą vis naują ir naują ribą. Kai mes užpildome savo patirtimis, savo atliktais namų darbais, savo karminėmis užduotimis, šitos talpos, jau šito puoduko kiekį, mums pradeda nepatikti tai, kas vyksta. Nes jis jau yra pilnas ir viskas bėga per kraštus. Ir tada mes turime paaugti, peraugti į sekantį lygį. Nes tavo talpa tapo per maža esamom patirtim ir esamom galimybėm. Labai paprastas pavyzdys. Tu kažko labai prašai, labai nori gražių santykių, meilės, nori kažkokių labai gerų dalykų savo gyvenime, bet visada galvoji, kad tai ateis per pozityviąją pusę. Ne, nebūtinai. Ateina taip, kad tavo vidinė talpa prasiplėstų, tau visata, tas didysis visos gausos davėja, jinai atsiunčia tavo geidžiamą dalyką įpakuotą į minusinę energiją. Tai yra įpakuota į popieriuką, kuris tau visiškai nepatinka. Kaip gali būti dovana, kurios tu nori, geidi gražių santykių, įpakuota į visiškai tau nepriimtiną popieriuką. Čia kaip pavyzdys, kaip alegorija, tokia palyginimas. Ir tada kas atsitinka? Ne, tai ne tai, ne šitaip, aš ne apie tai norėjau, viskas netinka. O visata siunčia tau pačią didžiausią tavo geidžiamą dovaną. Jei tu nori augti, ji turi kažkokiu būdu tau pateikti tavo užprašytą dalyką. Pavyzdys, toks kaip pavyzdukas. Tai yra, jeigu tu prašai namo, va toks abstraktus dalykas, namo, ar ne? Įsivaizduok jį, kad tu tą namą prašai Kaune. Tu tai bent jau įsivaizduoji, kad Kaune prašai, ar ne? O visata numačius, kad tau geriausias variantas yra Linksmučių kaime. Kokiam nors Kėdainių rajone. Tai ne Kaunas, tai netgi ne Kėdainiai, o tai tiesiog kaimas. Įsivaizduoji, tai visiškai ne tai, ko aš noriu. Bet tu nežinai, kad po šitų Linksmučių kaimų gali būti, kad yra paslėpta galimybė, kad ten tu sukursi nuostabią kaimo turizmo sodybą
ir į ją plaukte plauks žmonės. Ir tavo visa šeima, tu pats pati turėsi galimybės labai stipriai augti, bendraudamas su kitais žmonėmis. Ir tu galvoji, kad tas linksmučių kaimas visiškai ne tau. Pažįstu labai labai nuostabių žmonės, nuostabią moterį, kuri priėmė viską, ką visata davė. Ir šiandieną tikrai yra klestinti verslininkė. Tikrai yra žmogus, kuris gali pasididžiuoti galimybėmis, kurias kūrė kitiems žmonėms. Tai va čia yra visa esmė, kad tu niekada nežinai, kas stovi už to, ką tau duoda. Ir ypač, kai tau duoda negatyvą. Jeigu viduje sugebėsi transformuotis, tai yra priimti tą patirtį, ta patirtis tau taps aukso vertės. Bet jeigu nesugebėsi priimti šios patirties, tave vėl numes atgal. Aš esu kaip numerologė, aš skaičiuoju žmonėms tiesiog, sakau, susiskaičiuokit savo gyvenimo kelią. Tai yra visi skaičiai sudėti, apie šitą skaičiavimą yra daug internete informacijos, tiesiog savo visą gimimo datą, gimimo metus, mėnesį ir dieną sudedame iki vienaženklio skaičiaus. Ir žmonės gimę šiam gyvenime turi pagrindinį tokį gyvenimo kelio skaičių, kuom jis turėtų į ką turėtų atkreipti dėmesį, kokias savybės pagrindinės turėtų vystyti. Tačiau šitas skaičius, pavyzdžiui, vienetukai. Vienetukas turi 1-1, gali būti šiuo momentu būtent tokioj pozicijoje. 1-2 gali būti taip pat tokioj pozicijoje. 1-3 gali būti pozicijoje. O iš tiesų tam vienetukui yra skirta, kad į šį gyvenimą praeitų kaip 1-8. Ir tada vienetukas viską įrodinėja kaip 1-1, ten aiškina, kad čia geriausiai žino, kas yra, kaip yra, kodėl taip yra. Ir jam eina pamokos. Ir žmogus nebesupranta, kas įvyko. Jis tik eina, dirba ir sako, kaip man viskas sunkiai sekasi. Bet čia yra tik todėl, kad stipriai padirbėjęs, jis tuos 7, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 atidirba per tam tikrą laiką, kai kas per 12 metų, kai kas iki 50 metų. Ir tada stoja 1-8. Ir žmogui po 50 pradeda viskas sektis. Po 52 metų. Tiesiog viskas pradeda dėliotis į savo vietas, kaip sako, į savo lentynas pradeda gyvenimas dėliotis. Ateina ramybė, harmonija ir viską, apie ką svajoja žmogus. Tai yra tik todėl, kad jisai stipriai padirbėjo ir pasiekė būtent savo gimimo datai skirtą lygį. Ir jeigu žmogus nesupranta, kad jo talpa, bet jam teko 7 kartus didinti savo puoduko talpą. 7 kartus, įsivaizduojat, plėsti 1, 2, 3, 4, 5 ir ne tik į plotį, bet ir į aukštį, į dydį. Ir dabar jo talpa tapo didelė. Ir tada, kai ateina didelė talpa, tada žmogus viską priima. Jam tiesiog jis nebenori tokių paprastų kasdienių dalykų, jam ateina daug gilesnis suvokimas. Tai visada atkreipkite dėmesį, kaip jaučiatės. Jeigu situacija jūs judina, jūs tiesiog priėjot prie ribos ir jums teks daryti veiksmus. Bet jeigu jūs norite būti komforto zonai, tai yra ramybė, niekas manęs čia nejudina, jūs tik manęs čia nelieskit, tai tada jūs neaugate. Tiesiog neaugate. Pagalvokit paprastas pinigų pavyzdžių, ar ne? Čia nesakau, kad būtinai apie pinigus, bet labai geras, pinigai yra geras įrankis
pateikti. Pavyzdžiui, jūs norit kažkokį daiktą nusipirkti. Jūs ilgus metus kaupėt pinigus, atsidėjot ir jūs nusipirkot ramybėje už grynus ir jūs vėl toliau kaupėt, atsidedat ir tokioje ramybėje, taip kaip stovintis vanduo. Ilgainiui stovintis vanduo užpelkėja. Jūs ilgainiui daugiau ar mažiau darydami tik tuos pačius veiksmus užpelkėsite. O kai jūs jaunystėje norėjote kokio nors daikto, jūs vertėtės per galvą, galbūt ėmėt kreditus, kad nusipirkti, gal ir visada turėjot pramastyti, kaip atiduoti, kaip padaryti. Ir jūs augote, jūsų talpa plėtėsi. Ir va šitoj vietoje visada yra, kai tu išeini iš savo komforto zonos ribų, tavo augimas jis tampa labai didelis. Ir va tai yra labai svarbu. Iš tiesų, talpa yra didinama kiekvienam žmogui. Kiekvienas žmogus gali savo talpą pasididinti. Ji yra didinama nuo praleidžiamos per save energijos kiekio dydžio. Įsiklausykit, reiškia. Vat įsivaizduokit, yra tam tikra šlanga ir yra indas tam tikras. Ir per tą šlangą į tą indą teka vanduo. Jeigu šlanga yra mažytė ir jos nepakeiti didesnė, ilgai ir nuobodžiai tas vanduo tekės į tą indą. Bet jeigu šlanga yra didelė ir jinai dar yra guminė, kuri truputį plečiasi, spaudimui einant per ją jinai prasiplečia ir jinai didesnių kiekių vandens užpildo indą ir greičiau viskas vyksta gyvenime žmogaus. Tai vat kiekvieną kartą, kai jūs norite pasiekti kažką daugiau, jūs turite padidinti savo indą. Ir tas indas nebus patogus jums tuo momentu. Po to vėl bus ramybė ir vėl didinsite indą, nes pagrindinis indo didinimo pagrindinė priemonė yra meilė. Besąlyginė meilė, su didžiulė meilė, pagarba ir atsakomybė priimti viską, kas vyksta jūsų gyvenime. Norite kažko daugiau, turite priimti į negražų popieriuką įsuktą saldainį. Ir jis ne visada gali būti ir skanus dar, bet jūs jį užsisakėte. Jeigu tai vyksta jūsų gyvenime, jūs būtent tai esate užsisakę savo gyvenime. Apkabinu visas, tai Eligija ir skaičių magija. Ir spauskite patiktuką, užprenumeruokite kanalą ir galbūt mes matysimės dažniau ir jūs nepraleisite visų mano video. Apkabinu, gražios dienos ir 1000 palaiminimų iš mano širdies į jūsų namus, į jūsų širdis, į jūsų šeimas ir į jūsų gausą.